rytais ilgais. Tomas gimė sveikas, buvo įvertintas 10 pagal 10, buvom išleisti namo, grįžom, 19 dienų džiaugiamės vieni kitais, o 19 parą susirgo sepsiu, kuris komplikavosi į meningocefalitą. 5 dienas praleidome reanimacijoje, komoje, gydytojai nieko nežadėjo, tik džiaugiasi, kad jo širdis plaka, bet Tomas atsigavęs vėl nieko jis nemokėjo, tiesiog pats nebevalgė, tai mes viską iš naujo mokėmės, prie krūties jis nebegrįžo, valgė iš buteliuko. Tada 21 parą praleidom klinikose, gavo stiprių antibiotikų ne vieną dozę ir mus išleido namo su epilepsijos diagnoze ir išleido su krūva vaistų. Dėl dažnų sirgimų gydytojai rekomendavo įsidėti gastrostomą, nes pats valgydamas aspiruoja į plaučius ir iššaukia plaučių uždegimą. Epilepsija pas mus sunkiai valdoma, tų priepuolių mes turim kasdien, jie tokie būna pavieniai, nėra tokių stiprių, kad jisai iškristų. Tai vežimas mūsų yra kasdieninis daiktas, kuriuo naudojamės, nes Tomas nevaikšto. Taip, Tomai, nevaikšto, visur judam vežimo pagalba, o reikia tokio vežimo, kad galėtume namuose judėti. Tai kreipėmės į Rimanto Kaukėno paramos grupę ir jo sulaukėme. Tai labai nudžiugino, nes nesitikėjom iš tikrųjų. Kaip tu gali nuleisti rankas, jeigu tu turi vaiką, jisai kažkiek gal kitoks, bet tu stengiasi dėl jo, kad jam ta kasdienybė geresnė būtų. Norime padėkoti žmonėm, kurie prisidėjo koncerte už pergalę gyventi, aukodami pinigus ir išpildė mūsų didelę svajonę Tomukui nupirkti didelį ir gražų vežimą. Taip pat labai norim padėkoti visiems geriems žmonėm, kurie prisideda prie Tomuko geresnio rytojaus.